dabar yra griežtas reikalavimas, kad aprašymas lietuviškas būtų šalia ingredientų, kad ingredientai visi matytųsi pilnai. O, mes jau eteryje, sveiki visi, aš esu Vilma. Sveiki, aš Jolanta. Sveiki visi, aš Indrė. Aš esu grožio salono studija Satin įkūrėja, kuris randasi Kaune. Šiuo metu grįžusi po vaikelio auginimo atostogų, dirbu pas kolegę Vilmą studijoje Satin. Esu kirpėja, koloristė, daugiau save galėčiau galbūt vadinti. Tai tiek. O aš esu grožio studijos kirpėja, stilistė ir dirbu jau 7 metai šioje srity. Ir domiuosi spalvom, domiuosi priemonėm ir visada dar viskas yra neįspręsta. Šiandien man kilo tokia mintis merginos pakalbėti apie pažeistus plaukus. Ryte anksti gerdama kavą internete, aišku, Facebookas, socialiniai tinklai ir buvo užduotas klausimas, įdėta nuotrauka, tiesiog iš interneto paimta nuotrauka ir ką daryti tokio tipo plaukam. Plaukučiai visiškai yra nutrupėję pas moterį, jie yra gan trumpi ir iš tikrųjų, pažiūrėjus į tuos plaukus, buvo sunku pasakyti, kas jiem nutikė. Tai gal pakalbėkim apie tai, kas atsitinka, kodėl taip atsitinka, kas turi įtakos tam nutrupėjusiam plaukui. Kaip jums įdomi tema ar nelabai? Įdomi. Gera tema, taip, ją turbūt reikėtų gvildenti ir ypatingai akcentuoti ir pabrėžti klientui, kuris labai nemėgsta eiti į grožio studijas, į salonus, tvarkytis plaukų, o tas klientas, kuris visą tai stengiasi atlikti namie, įsivaizduodamas, kad kiekviena procedūra galima jo rankų pagalba įvyks pas jį namuose, ta chemija tokia, kokia turi būti. Ir dažnai tas požiūris yra klaidinantis. Jie grįžta po to ieškodami kažkokių sprendimo būdų, ir kreipiasi tarytum interneto plotmėje visoje į grupės, o grupėse yra daug piktų, pagiežingų, net ir specialistų, sakykime, ko neturėtų būti. Mūsų srityje atrodo, turėtume vieni kitiem padėti, ar ne? Ir kad ir tam pačiam klientui užvesti jį ant kelio, kažko jį pamokyti, bet mes esam vieni kitiem linkę įkasti. Ir kad tik blogiau padaryti tarytum atrodo, ar ne? Ir mūsų tas dermės ir kažkokios profesijos turėjimas padaro mus geresniais žinovais už kažką tai kitą, vietoj to, kad mes pasidalintumėm kažkokią tai informaciją truputį. Šiaip, iš tikrųjų, aš visada svajojau, kad kirpėjai būtų kolegos visi, taip, o ne konkurentai. Tai būtų daug smagiau dirbti, kai mes esam visi kartu, kai galim vienas pas kitą kažko paklausti, jeigu kažkas neaišku, ar kažko trūksta, ar žinios. Tiesiog būna taip, kad per tempą tu kažką užmiršti ir pasikartoti, paklausti pas kolegas turėtų būti tikrai negėda, bet iš tikrųjų, kaip tu pastebėjai, tai būna toksai noras suvalgyti, sudirbti. Pirmas įkasti, o po to, gal pakomentuosiu, ką nors, kas mane padarys aukščiau už kitą. Visada va taip yra. Tai va, tas noras. Todėl, kad čia, žinot, kaip yra. Yra toks dalykas, kad konkurencija ir kiekvienas nori parodyti, kad jisai ale daugiau žino už kitą ir dėl to va taip sudirba, nes kai yra tos grupės, kur ir viešina, va kaip mane baisiai nudažė ir ten puolimai įvairiausiai vyksta, nors dar neaišku, ar iš tikrųjų tas kirpėjas, kaip sako, kas paskutinas prisilies ir jau čia viskas. O kur prieš tai buvo tie plaukai liečiami, kokia buvo jo istorija, ką tas žmogus prieš tai darė su jais, taip niekas ir nežino. Taip, mes nežinom, kokį jisai šampūną naudojo, jisai niekada nepasisakys, kokias priemonės apsauginės naudojo ar nenaudojo, ar darė kažkokias procedūras namuose. Tai ir daug kas įtakoja iš tikrųjų. Prieš tai kalbėjom, Vilma, ateina žmogus paprasčiausiai po kažkokios procedūros, kad ir kirpykloje buvęs, ane, ir nori kažkokio stipraus dažymo, pokyčio, dažymo ir
mes nežinom, nepasako, nepasako, darom ir spalva taip švariai neišsivalo iš plauko, arba tas plaukas pats pradeda kažką skleisti iš savęs, net negalima jo normaliai nudažyti ir kaltina Taip, po yra to buvę. mus. Ir paskiau mus kaltina. Taip. Tai viena irgi iš didžiausių yra priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, tą patį klientą kviesdama pas save, ar ne? Visų pirma, ko paklausiu, kas paskutinius 2 metus yra daryta su jūsų plaukais. Kodėl 2 metus? Todėl, kad yra pakankamas kiekis plaukui ataugti, ypatingai jeigu dažniausiai ateina ar ne klientas iki pečių plaukučiais arba šiek tiek ilgesniais, kažkokio tai vienokio ir kitokio ilgio ir tie 1 metų, nepaisant to, kad mes galim daryti įvairiausias procedūras, jos gali būti labai labai nekaltos, bet palikti tokią plėvelę, galbūt pavadinčiau, ar kažkokią tai liekamąją medžiagą ant plauko paviršiaus, net ir giliau į Gali būti ir po žvynu. Taip, ir po kautikulę ar iki kortekso dėję, tai vat iki širdies ir mes valydami milteliais, sakykime, ar ne, šviesnimo procedūros turbūt aktualiausias būna šitoj temai, nes tamstant plauką jį pažeisti yra šiek tiek ne taip paprasta, kaip sakyti, ne taip greit pažeidžiama, ar ne? O kai šviesinimą atliekame, tai tada jau tiesiog. Jo, ir dar ypatingai, kai ateina, jeigu, sakykime, gerai, kai pas tave eina tas pats žmogus, ne? Nu, ten galėjo būti jisai padaryti pertrauką, ten namuose, ten galbūt šiaip tiesiog nedažė plaukų, bet jeigu ateina naujas ir su tamsia spalva ir jeigu su parduotuviniais dažais dažęs. O čia tai jau yra ir tamsios, ir šviesos, Tai ir visos čia yra tas toksai, kad jau kabliukas, kad jau tada tu nežinai. Tai va čia yra sunkiausia, man atrodo. Tas toksai. Taip, ir vienas iš sprendimo būdų tada pasidaryti kažkokią tai testinę sruogą, nes tai yra, nors vėlgi, negalim žinoti, ar visuose plaukuose tai yra įvykę, sakykime, kur tai testinė sruoga, bet bent jau kažkokią tai dalį duoda mums matyti tada jau. Taip, bet vėlgi, kur priežastis, kodėl tada klientai daro klaidas, kaip jūs galvojat? Ar tai jie patys, sakykime, paprašydami pas kirpėją kažkokio būtent, aš noriu būtent šito produkto, ar pirkdami internete, ar dar kažkur, kaip jūs galvojat, kur čia yra problema? Mano nuomonė, kad jie nori sutaupyti pinigus. Ir jie perka, sakykime, ar ten kažkokius dažus, jeigu namuose, tai, į kirpyklą nueiti, tai jau jie skaito čia. Iš viso yra labai daug įdomių nuomonių, kadangi jie perka dažus parduotuvės ir jie mato kainą maždaug, kiek tai kainuoja, ir jie įsivaizduoja, kad, yra toks rangas žmonių, kad jie galvoja, kad mes labai jau brangininkės ir užsimetam, nes kaip jie nusipirko tokią tutelį ir nusidažė visą galvą, o mes už tą paslaugą paimam labai daug. Tai aš manau, iš viena pusė yra, kurie labai taupo ir taip susigadina savo plaukus. O šampūnais taip pat, žinokit, galima sugadinti plaukus. Teisingai, ir šampūnai. Aš turėjau tokį atvejį prieš kokią, dirbu 35 metai, tai prieš kokią maždaug 20 metų ateina moteris ir sako, žiūrėk, kas atsitiko, mano plaukai krenta. Krenta, tiesiog paimi į ranką, trauki ir jie lieka rankoje. Sakau, gerai, pradėkim nuo to, kokį šampūną naudoji. Jinai pasakė, kokį naudoja, tai jūs įsivaizduokit, kad aš suprantu, kad mums visiems pinigai kvepia ir mes norim parduoti klientui. Būtų gerai labai, kad profesionalių produktų, kas yra skirta naudoti salone, meistrai neparduotų. Nes būtent parduotas produktas buvo šampūnas ir kaukė plaukams su padidintu kiekiu keratino, kuris yra galimas daryti tik salone. O klientė grįžo namo ir jinai kas 2 dienas plauna galvą ir naudoja tą šampūną ir kaukę. Mielieji. Taip, kaip šiandien dienai, bet vienas iš pagrindų, bet vėlgi, kaip Vilma sako, tai irgi yra, ar ne, iš kur klientas gauna šampūną ir kaukę, ar kažką tai panašaus, kodėl. Tai interneto plotmėj šiandien dienai yra labai daug informacijos, o kad ją teisingai atsirinkti, tai yra labai sudėtinga. Todėl nenorėdami eiti, sakykime, nesilankydami pas plaukų specialistą,
pas kirpėją ar kažkokį tai kitą stilistą, sakykime, ar ne, jie nesilankydami bando patys tą informaciją surinkti, atsirinkti, o kitą kartą tiesiog influencerio pagalba kažkokią tai pasiema, ar ne, priemonę. Ir didelė dalis produktų būtent, ką ir sako apie kaukės, ar ne, kurios yra ir mano, pavyzdžiui, klientėm naudojamos procedūros, sakykime, ar ne, vieną, kur darau, iš tų stipresnių, aktyvesnių procedūrų, tai jos negalima daryti dažniau negu kas 4 savaitės. Kodėl? Todėl, kad iš plauko nespėja niekas pasišalinti, o jeigu pradės dėti klientas namuose, kas 4 dienelės, išstumiam papildomai viską lauk. Jis nori, kad tai būtų labai. Tai ir iš to labai gerai, tada buvo pasiūlymas, sakau, pakeičiam šampūną ir kaukę ir tada pažiūrės, skambutis po savaitės, sako, ačiū. Susitvarkė. Bet antiek suvarė plauką. Jisai labai gražus, labai blizgus plaukas, labai storas. Ir kas atsitiko? Atsitiko, kad plauko net laiko plauko svogūnėlis ir jisai tiesiog pradėjo kristi. Kitą variantą irgi turėjau, kur skirtas šampūnas, šitas buvo gal prieš kokią 12 metų variantas, tai skirtas šviesintam plaukui šampūnas, stipriai maitinantis ir išplauti ir kaukę tuo pačiu, nes visada rekomenduotina naudoti tos pačios linijos, ar ne? Tai vėlgi klientė sako, nežinau, kas dukrai atsitiko, plaukai susiriebaluoja per kelias valandas. Tiesiog, nes yra stipriai maitinantis šampūnas. Permaitintas plaukas, vėlgi buvo rekomendacija, tiesiog pakeisk šampūną, nes netinka tavo plaukui. Ir vėlgi atsitiko tas pats, aišku, susitvarkė. Tai taip, kad turim patarti labai klientams, ką reikia pasirinkti, kokio tipo plaukas, kaip jisai atrodo, kiek kartų naudoti, kaip dažnai naudoti. Tai ir klientas taip pat turėtų klausti, kaip dažnai, kiek dažnai tą galiu naudoti, kaip pasirūpinti savo tuo plauku, nes persistengiant taip pat galim sugadinti ir plaukučius, ir produktą, pasakyti, kad tai yra negeras produktas. Ne, tai netiesa, nes tai yra dažniausiai naudojimas neteisingai. Taip, nes dažnai būnagi šaknis plauna, bet plauna kartu su tuo šampūnu ir tuos galus ten visai, žinai, patenka. O jųgi taip nereikia, jeigu šaknis plauni, tai viskas nueina su šampūnu per galus, o jie visur ten velia tos plaukus. Paskiau kaukę deda ir ant šaknies, ir visą tai, kadangi nežino eigos, kaip elgtis dėl to, ir paskiau įvyksta visokios, atsiranda ir tos pleiskanos, ir tas riebalavimasis, Taip. Bet čia viskas yra ne dėl to, kad nežino, bet per skubėjimą. Mes labai dabar gyvenam tokiam tempe, kad neturim laiko pagalvoti, kaip čia teisingai užsidėti, ar ne? Bėgu, išsiplausiu, čia tu, dar 3 vaikučiai reikia suruošti į mokyklą, dar kažkam kažką paruošti, dar čia pati kažkokį tai turiu reikalą. Tai viskas tas ir yra susiję dėl to, niekas nesako, kad klientai mūsų nesirūpina plaukais, ar ne, bet iš tikrųjų tai tempas, greitis, jisai kažkur mus varo labai toli. Bet vėlgi yra vienas dar paradoksas toks, teko man irgi čia susidurti su klienčių, sakykime, tokiais pasisakymais ir padėliojimais, užklausimais, kurie labai mane suglumina. Kai klientas užsisako kažkokią tai tinklinio marketingo ar ne produktų liniją, kuri yra labai brangi. Ką reiškia labai brangi, aišku, vėlgi yra tų kainų vienam, kas brangu, kitam gali atrodyti visiškai nebrangu, bet kaip sakyčiau, vėlgi, jeigu viena linija skirta mėnesiui naudojimui kainuoja virš 200 eurų, aš sakyčiau, tai yra suma pinigų tokia solidi, sakykime, ar ne, kad ir šiandien dieną jau kylant kainam ir visa kita, plius minus, ar ne, ir įsitraukia tą tinklinį marketingą, sumoka tokius pinigus ir tada jau jie sau leidžia išlaikyti plaukų kaukę 15 minučių, taip kaip reikia padaryti, išsišamponuoti plaukus 2 kartus galvytę sodą, taip kaip reikia padaryti, uždėti paliekamą produktą, išsifenuoti, nenaudoti plaukų tiesintuvo, viską teisingai susidėlioti, kai yra sumokėti dideli pinigai. Vėlgi, bet tas klientas per tą paiešką, ar ne, jisai nesikreipia į plaukų specialistą, jis pasirenka kažkokią tai tinklinio marketingo įmonę, kuri toli gražu
nežinau, kiek jinai ten iki galo atidirbusi visais tais cheminiais junginiais. Teko skaityti sudėtį, žiūrėti, nesu aš medžiagotyros atstovė, nesu įsigilinusi iki tiek į cheminę sudėtį stipriai, sakykim, kad kiekvieną ingredientą galėčiau, bet tą pirminę bazę tai tikrai galiu pasižiūrėti ir suprast. Bet ten labai agresyvus, pavyzdžiui, sulfatai ir tie plovikliai, jie tokie agresyvus, kad man pirštų pagalvėlėmis paėmus tą šampūną ir ištrinkus savo plaukų odą, galvos odą, nuo pirštų nusilupo oda. Tai apie ką mes kalbam? Tai jeigu tu paimi tokį agresyvų šampūną, ar ne? Agresyvų, jau tikrai giliai valančių šampūnus mes dažniausiai naudojamės tik tam tikrose vietose ir salonuose, klientų į namus, tai yra labai retais atvejais, nebent mes tai rekomenduojam tam tikrom išimtim, ar ne? Taip. Tai kada pradeda klientas tą daryti kas antrą dieną plovimo, ar ne? Giliai valantis šampūnas, ką jis padaro? Taip, išdrasko tą plaukelį, jis uždeda gerą kaukę, gerą sudėtim, daug aliejų turinčią, drėkinančią. Wow, efektas. Taip, tavo plaukas atidarytas. Jis įgers viską į save, kiek tik sugebės. Sueis viskas. Po dienos vėl tu tą patį darai, po 3 dienos, po 4. Taip, savaitę, 2, gal tu jausi gerą efektą. Ilgainiui kas atsitiks? Tavo plauko šaknis bus tiek išplauta, kad šalia svogūnėlio esantis riebalo folikulas, jisai bus visiškai apie nunykęs, plaukas pradės skristi lauk, pat irgi, kaip sako, gali būti ir tokie dalykai. Tai vat, tas toks tikslingas sudėliojimas klientui produkto yra vienas iš pagrindų. Ir tikrai, kai klientas atvyksta į saloną, tai visų pirma, kaip sakau, jūs šiandieną išnaudokite mane, kiek galite savo tikslam. Tai yra, kokiem tikslam? Išsiaiškinti viską, ko jums reikia. Taip. Klauskit, kas neaišku, ką galėsiu atsakysiu. Taip, šiandien dienai tiek produktų visokių skirtingų, kad tikrai paklausus, nesu visų bandžiusi, tikrai su visais gamintojais nesu dirbusi, ta prasme, ir negali kiekvieno atsivertęs skaityti ir žinoti, galiu patarti ten klientų, sakykime, atsiliepimus, ką girdžiu rinkoje, dalinai dar galiu patarti tą, ką pati naudoju, ką pabandžiau, ką matau, kas yra tikslinga ir gera naudoti, bet tikrai ne viską, bet išnaudoti mane galima, taip, šitoje vietoje. Išsiklausti, ką reikia. Maždaug 5 metus buvau radusi tokią statistiką gan įdomią, kad italų kosmetikų pavadinimas iš Italijos atvykusių į Lietuvą yra per 150 kosmetikų pavadinimų į Lietuvą. Tai kur dar vokiečiai, kur skandinavai, kur prancūzai, tai vienu žodžiu, kad mes gaunam labai daug priemonių ir tikrai klientams yra sudėtinga atsirinkti, ką naudoti ir kaip naudoti. Ir jie maždaug dažniausiai kaip renkasi, tai irgi, pavadinimas kažkoksai šustresnis, Italija kokia užrašyta, jau jie įsivaizduoja, čia bus liuks, nors vėlgi, kaip mes žinom, ten plaukų struktūra yra vienokia, mūsų irgi kitokia, ten tos kitą kartą ir medžiagos būna, man atrodo, agresyvesnės. Ar ne taip, ar... Šiaip aš galvoju, kad kiekviena kosmetika turi mūsų tipui, kiekviena šalis turi. Iš tikrųjų, tik tai reikia atsirinkti ir atrinkti, kas yra patogu, nes aš aplamai galvoju, kad blogų kosmetikų nėra. Yra tik blogas atsirinkimas, pačio kliento blogas atsirinkimas gali būti, kažko nežinojimas, kažkaip visada bandom, mes pačios ant savęs viską bandom, ar ne, aš kaip papasakosiu dabar, ką aš esu išbandžius ant savo plaukų, tai dabar kai pagalvoju, tai ačiū Dievui, turiu odą, turiu plaukus ir akis. Nes buvo tarybiniais laikais, kad nebuvo priemonių. Tai teko panaudoti dažymui citrinos rūgštį, sodą, buvo milteliai šviesinimo ir hidropirito tabletės. Tai dabar kai pagalvoju, tai, taip, plaukai stoja stati ant galvos. Man nukrito beveik visi plaukai. Wow. Aš norėjau būti labai labai balta, tai už tai buvo dedama ir soda, ir rūgštis į miltelius. Wow. Pas mane ant galvos prasidėjo virimo procesas. Vaikščiojau
kaip berniuko šukuosena kažkurį laiką. Turėjau čia priekį grifkutį, 3 plaukus gražius, bet buvo balti. Bet bandymas irgi. Bet išbandėt. Taip, bet išbandžiau. Tai va, tai o grįžtant prie druskos, tai vėlgi internete mačiau tokį rekomendaciją, tokia gal sakykim, kad į šampūną įsidėjus druskos geriau išsiplaus plaukai. Nusiplaus oda, kad tai gausis kaip pylingas kartu ir nuplovimas. Tai, mielos klientės, nedarykit šito. Nedarykit cheminės reakcijos ant savo galvos. Aš patyriau, žinau, kas per jausmas, nereikia. Tikrai nereikia. Jau Nes įsivaizduokit, druska ir sulfatas, jie tirpsta ir ten iš tikrųjų turėtų būti virimo procesas. Tai gali oda nueiti guzais, gali atsirasti ir žaizdelių. Jeigu yra spuogeliai ar žaizdelė kažkokia nukasyta, tai mielosios, ten gali būti katastrofinis dalykas. druska, tai jeigu dar žaizdelė, taigi Jinai ir rėda, ir griaužia. Griaužia. Tai yra siaubas. Dar vieną tokį variantą esu užmačius, kad rekomenduoja pilti eterinius aliejus į šampūną. Nereikia gerinti šampūną. Būkit geras, negerinkit. Nereikia. Nes vėlgi gaunasi cheminės reakcijos. Ir plaukai nuo eterinio aliejaus ir šampūno, ten gaunasi tokia cheminė reakcija, kad jie tikrai nutrupės, jie tikrai nuvirs, jie tikrai atrodys katastrofiškai baisiai. Ir nepadės nei kirpėja, nei koloristė, nei plaukų procedūrų meistrė. Niekas nepadės. Plaukus reikės tik nukirpti. Jo, ir dar šiandien dienai, kas man vis dar iškyla kaip klausimas dažnu atveju, nes jau galvau, kad to nebėra. Tiesiog, kad galbūt jūs galite pasidalinti, anksčiaugi būdavo ten porą tų dažų, chna ir basma, ar ne, ir vis Ir galvojau, blondarant kad... supra. Šviesinimą. Kad buvo pora tik tais dažų, atrodo, kurie tokie kaip ir nekalti, augaliniai ir geri dažai ir pastiprina tą plauką ir viską ten padaro. Tai irgi turėjau klientę, kuri atvyko gražiais banguotais plaukais, tikrai žemiųjų asmenys siekiančiais, ta prasme, gražus plaukai ir klausiu, aš jos sakau, bet pas jūs jie dažyti, oi ne. Spalva tokia lyg spindi, kažkokio vario matau, tarytum. Bet vis tiek būčiau linkusi tart, kad tai ne saulės nušviesėjimas ar ne, o kažkas dažyta. Oi, ne, sako, aš čia prieš 2 metus. Prieš 2 metus, sako, jūs tais augaliniais. Sakau, tai palaukit, sakau, tai prieš 2 metus, o jūsų plaukai tai iki juosmens. Jie tikrai ne per prieš 2 metus užaugo. Tai ir to atveju jinai buvo užsimaniusi, kad nori šviesių sruogelių. Tai taip, sruogeliai, folija, pasižiūrim, kas vyksta. Ryškiai žalia spalva galuose. Ryškiai žalia spalva galuose ir tu nieko negali padaryti, tiesiog ir tonuoji, iš to vėlgi tu tą rudą atspalvį perini tamsesnį ir viskas, neutralizacija šitą vietą nevyksta. Bet esu turėjusi ir kitų variantų, kada atvyko būtent irgi tais pačiais augaliniais dažais dažytais, ar ne? Ir išėmus žalią spalvą labai gražiai pavyko neutralizuoti ir jinai niekur po to nebeišlindo. Tai vėlgi tada mūsų plauko cheminė sudėtis įrodo, kad mes kiekvienas iki kiek esame skirtingas ir ką dar turime jo viduje, kad nebūtinai ta pati pakuotė sumaišyta ant vieno plauko gali pas vieną žmogų švariai išsivalyti, išsiplauti, o pas kitą kažkas liks ir tu nieko nepadarysi. Taip, tikrai gali likti. Ir su šampūnu tas pats, lygiai. Dar truputį pertrauksiu tą pačią temą, kad šampūnas, irgi tarp kitko buvo, kada ateina vis klientė ir blonduojam ir vis kažkokia samana galuose ir ką tu daryk. Ir pakol taip mes su išsiaiškinom, jinai su dilgėlių šampūnu plovė galvą ilgą laiką ir būtent nuo šitų dilgėlių turbūt, nes kai tą šampūną mes pakeitėme, arba tenai kažkas buvo dar įdėta, nes ten buvo tiesiog irgi prekybos centre nupirktas paprastas kažkoks tai ar ne. Nebūtinai, aš tave pertrauksiu dabar, bet ir viskas. Visi gydomieji šampūnai blondinėms tikrai nerekomenduotina naudoti. Gydomosios procedūros nuo slinkimo ypatingai, kur yra
mentolis, kur yra žinščenis, gali tikrai iškišti ir dabar su profesionaliais, sakykime, žalsvą atspalvį. Turėjau tokį irgi variantą, visiškai ne per seniausiai, klientė šviesiaplaukė, dažom šviesiai. Ir panaudojo nuoslinkimo šampūną, ampolės nuoslinkimo, mūsų pačios mano dažų ir produktų, ir išlindo žalsvas atspalvis. Taip, kad tikrai nerekomenduotina yra blondinėms naudoti visus nuoslinkimo. Visi su žolelėm, dilgėlės, ramunėlės, tikrai padarys atspalvius negražius. Tai nereiškia, kad jūs kažką blogai darot, bet tiesiog netinka plauko spalvai šampūnas ir sudėtis, kas įeina. Taip, ir dar vienas iš tokių, sakykime, variantų, kas man atrodo irgi, kad klientai labai mėgsta lakstyti. Yra klientų tipažas, kurie labai mėgsta bėgioti per salonus. Tiesiog pas visiškai skirtingus meistrus ir kas kart pas skirtingą meistrą. Ir kai tu atvyksta pas tave pirmą kartą, ar ne, tu tarytum išsiaiškini, galbūt ten kažkas gaunasi ne taip, kaip norėtųsi tau pačiam, arba ne taip, kaip atrodo klientui, kad visiškai tobulai ir gerai. Jeigu tai nėra katastrofinės kažkokios tai ar ne kritinės situacijos, kur jau ten matai, kad tikrai turi bėgti iš ten ar ne, ir blogai pasirinkai, bet visada, kaip sakyti, rekomenduoju dar pagalvokit atidžiai, aišku, prieš rinkdamiesi savo specialistą, bet ir atsirinkę jį, neskubėkit po pirmo kažkokio tai nesėkmingo atvejo nurašyti tą žmogų, nes žiūrėkit jo profesionalumą, žiūrėkit jo gebėjimą analizuoti situaciją, ją ištaisyti ir kažką su ją padaryti, nes jeigu mes pabėgsim su lik pirmu kartu, tai tikrai ir dažniausiai tie žmonės ir bėgioja. Ir jie niekada neranda savo tinkamo specialisto, bet gal tai yra tik toks tipas žmonių. Gal tai yra tipas žmonių, aš nežinau iš tikrųjų, nes bandai vis išgaudyti. Jie paprasčiausiai tokie būna, dažnai ateina su nuotrauka ir jeigu tu tos nuotraukos neišpildai, ką jie labai tikėjosi iš to pirmo karto, jie vėl toliau bėga ir vėl su to nuotrauka. Jo, bet yra tokių žmonių, kad jie, jie nori iš karto būti per vieną kartą ten, taip kaip žinai. Bet mūsų darbas, aš manau, yra iškomunikuoti, nes jeigu mes neiškomunikuojam, bet vėlgi, jo, sakau, yra tokia riba, toks tipas, kurie negirdi, jie tiesiog nori. O yra tie, kur tu paaiškini, kad tai bus palengva iki tos spalvos, ten jeigu ištamsausi tą šviesą, jie labai nori, dažnai labai greitai. Tai vieni girdi, kiti ne, dėl to ir tas lakstymas. Nes yra pas mane irgi atėję iš kitų, sakykime, meistrų ir aš jau sakau, kad bus tas noras išpildytas, bet ne šiandien. Tai jeigu pasakai ne šiandien, bet bus, tada jie kažkaip, gal kiti tiesiog žada. Žada, žinokit, žada. Tekia susidurti ir tekia matyti, kaip dirba ir kaip dėlioja, ir žada, ir net vogtas nuotraukas naudoja, ne savo nuotraukas. Kitas dalykas, labai vienas garsus stilistas, tikrai visi apie jį jau žinom, turbūt arabas, kuris daro įvairiausius gražius dažymus, taip, ir visi puikiai turbūt žinom ir pilna jo video vaizdelių. Ilgą laiką jo visi filmavimai buvo trumpučiai, mažulyčiai, su tobulu vaizdu, ar ne? Ir kai tu esi pats specialistas, man nuo pat pirmos minutės, aš realiai 6 metai, ar ne? Irgi, kaip kirpėjos profesija įsimylėjus galutinai, nors myliu ją jau nuo mokyklos laikų, bet įsimylėjus galutinai ir jau šituo gyvenu. Taip. Tai man nuo pat pirmų akimirkų jau buvo kažkas neaišku ir galvoju, čia reikia kažkaip surasti tą cinkelį, kas ten yra padaryta ne taip. Na ir ką? Atsiverčiu aš po to per didelės paieškas, ieškojimus, visi video būdavo apkarpyti, išimta dalis tiesos ir taip, tie tobuli balajažai, ar ne, kurie juodo šaknis, balti galai spindi. Prisektos ant sruogų, blondinių, prisekta viskas pridėta, taigi ir sakau, nusiperkam peruką ir uždedam jums ir viskas. Ir klientui tas jo išaiškinimas, jie nesuvokia, nes mato vaizdą čia ir dabar, lygiai taip pat nuomonės formuotojai visi, ar ne, šiandieną jie ką padaro, jie pateikia savo gražius plaukus, kurie yra genetiškai užkoduoti ir gražus. Ne todėl, kad jie naudoja tam tikrą šampūną. Jie tiesiog turi genetiškai gerus genus ir juos dar truputį pablizgina, pasiformuoja, išsidžiovina, išsifenuoja ir pateikia kaip wow. Taip, tai yra jų darbas. Jie šitą parduoda. Pratęsim po pertraukos. Grįžtant merginos prie augintų plaukų, kaip jūs galvojat, ar gali klientės atsiauginti sveikus plaukus gražius
prisiaugindamos plaukus. Priaugindamos savo plaukus, pas meistrą, aišku, ne pačios. Yra dvejopa nuomonė iš tikrųjų. Ir aš vėlgi negalėčiau sakyti, kad esu viena jai kažkuriai 100% ištikima nuomoniai, nes vėlgi kaip atlikta procedūra, kokiu būdu jie atlikta, kokie plaukai naudoti, ar ne, ar jie sunkus, ar jie lengvi ir koks pats kliento plaukas yra. Kiek tekia man susidurti su priaugintais plaukais, tai dažnu atveju klienčių, aišku, matau tą nutrūkimą plauko, kur tose vietose, kuriuose pridėtos kapsulytės, jo kažkokį tai, sakykime, ar ne, išslinkimą papildomą, bet turiu keletą klienčių tokių, kurios tikrai nuoširdžiai sakau, kai nusima priaugintus plaukus, tu nieko nesuprasi, kad jinai kažką yra buvus padarius prieš tai. Nes plaukai sveikutėliai, jie tvirti, bet vėl, kaip sakau, tai yra genetika. Kai žmogus turi savo tvirtus plaukus, kad jų ir nėra masėje daug, o ten, leiskim, pasitankina dėl apimties, tai tuo atveju padeda atsiauginti taip, kad tie dirbtini plaukai šiek tiek nuo aplinkos poveikio juos uždaro natūralius plaukus, ar ne, kažkiek pridengia. Tai tada jie ir atauga, bet vėlgi čia galbūt, kaip sakau, negaliu, aš, pavyzdžiui, nesu šitos nuomonės, kad neturiu tos nuomonės, kad į vieną ar į kitą pusę eiti, ar ne, bet toks dviprasmis, ta prasme, dalykas yra svertų gerų dalykų, yra blogų, bet turbūt didesniai praktikoje esu mačiusi prastus rezultatus plaukuose, didesniai praktikoje. Aš, kadangi dirbu studijoje ir turiu kolegę, kuri priaugina būtent šitus plaukus ir tikrai mūsų sekoj, nes aš tas klientės dažau, pati mes bendradarbiaujam, jinai nuima sruogas, turiu aš nudažyti, nuštonuoti, tada tas sruogas jinai deda. Tai žinokit, aš manau, gal yra dar tokie dalykai, nes daugelis irgi ateina iš kitų meistrų, kur ten būna kapsulės. Čia reikia mums ją kaip svečio pasikviesti, jinai tikrai tada daugiau papasakos apie visą tą esmę, tą eigą, nes tikrai pas ją klientės grįžta ir atsiaugina plaukus ir jinai turi ten savo kažkokius jau, jinai sako, ant tos paties vietos, kur prieš tai buvo priauginta sruoga, jos dėti negalima, ten yra, žinokit, tokie tarpai kažkokiais daro specialiais etapais jo, kad tas plaukas tikrai, nes kas kartą ateinant, tos priauginti tie plaukai ir pakerpami kažkaip, ten yra tie būdai, sakau, reikėtų, kad grinai pakomentuotų, bet iš mano požiūrio, kaip aš matau, tai... Taip, tai įdomu, kaip tu matai, kaip tai aš ateina... Tik tai galiu pasakyti, su šita savo kolegė dirbam kartu, jau eina 3 metai, tai tikrai viskas yra, žinokit, liuks. Nei viena, sakau, nes pati liečiu tos plaukus, nėra tokių, kurie būtų tikrai, iškritę, ištampyti. Matai, deda tokiom specialiom mažom kapsulytėm, jos lengvos, klientės miega, net jų net nejaučia. Tai aš manau, kad čia dar yra specialybė tokia, kad turi irgi žmogus, tas meistras, išmanyti savo darbą. Aš tai galvoju vėlgi, kad kiek tobulėjam, ar ne? Nes kai tik prasidėjo patys pirmieji priauginimai, tai mačiau su metaliukais priaugintus plaukus. Tai įsivaizduokit. Jo, žiedeliai. Ir teko jai man pačiai nuiminėti, tai vaizdelis, tikrai ne kažką. Ir vėlgi nutrupėję plaukai, ištrupėję plaukai ir vėl problema. Tai taip, kad kaip ir sako Jolanta, ar ne, kad negali teikti, kad blogai ir negali sakyti, kad gerai. Čia vėlgi priklauso nuo pačio plauko struktūros klientės, ką jinai turi ant galvos, kokias kapsulės parinkti, jau čia turėtų meistras. Taip, ir dar kokiu dažnumu greičiausiai jas keisti, nes dažniausiai pat, kai būna atvyksta, ar ne, klientė nori dažymo ir sutonavimu, sakykime, ar ne. Ir jeigu tai yra tie kokybiški plaukučiai, smulkytėm kapsulytėm pridėta, viskas yra gerai, bet, pavyzdžiui, tu realiai matai, kad jau laikas eiti. Tai sako, jo, kitą savaitę einu, ar ne. Tai tas laikas
man kaip sakyt, plaukų priežiūros specialistui, bet nepriauginančiam plaukų, ar ne, man yra neaišku dar vis tik tas laikotarpis, kiek reikėtų. 2,5 mėnesio. O kai kurias, turėjau irgi klientės, jūs daugiau susidurėt, ar ne, aš turėjau klientės, kurios sako, man kas pusmetį liepia ateiti. Ne. Tai po pusmečio, kai ateina pas mane, tai jau ten yra susivėlę koltūnai, tikrąją tą žodžio prasme, ir jau dažymas vyksta bet kaip, ir jau negaliu ten, sakykime, padaryti tą, ką norėčiau padaryti, ar ne? Ir šitoj vietoj vėlgi tada plaukai irgi jos nori tų rezultatų nerealių, ar ne? Ir nenori, jūs labai gerai, kada yra kolegė dirbanti pas jūs grožio studijoje, ar ne, šalia, tai jūs turite tą galimybę susikooperuoti tą pačią dieną, nuimti plaukus, pavyzdžiui, padaryti techninį dažymą, ar ne, kažkokį tai gražų strogavimą ir vėl juos uždėti ten, kur priklauso ir kur reikia, ar ne, suspalvuotais atitikmenimis ir užtonuoti ilgį visą. Būtent. Tai va, o kai jau pas mane ateina, ar ne, klientas, kuris nori to rezultato čia ir dabar, ir kas tada? Tonuoja šitą ir perspėju, kad jau plaukui nelygus. Jūs jau perkat jį apdorotą chemiškai ir stipriai apdorotą, išviesintą, pridėta įvairiausių cheminių medžiagų, ar ne, nesvarbu, kad yra natūralūs plaukai, ar ten būtų slaviški, ar itališki, ar kokie ten bebūtų, ten gali būti visokie, kokie tik nori, bet plaukas sugeria dažą visiškai skirtingai ir pigmentų skirtingai pasiima. Tai vėlgi, sakau, klientai jau čia perspėju iškart, kad jau yra, taip, aš bandysiu patonuoti pagal savo akį tą, ką matau ir kaip suprantu, ačiū Dievui, kol kas viskas visada gerai gaudavosi, bet tie atspalviai gali būti netokie, aš vis tiek pasidžiaugsiu lietuviais meistrais. Taip. Fantastiškai vis tiek jie gerai dirba, nes pas mus ateina daug klienčių užsieniečių, anglių, norvegių, airių. Patikėkit, kokių vaizdų mes ten prisižiūrim. Tikrai. Koltūnai, beltiniai, juostos, kažkur klijuota, kažkur nedaklijuota, priklijuota. Katastrofinis vaizdas. Katastrofinis. Iš lietuvių meistrų, kauniečių pagrinde, tai tokio vaizdo nepamatysi nei pas vieną, netgi pas pradedantį meistrą. Tai sakau, aš taip džiaugiuosi, kad mes esam daug profesionalesni už tuos vakarus, kur bėgam, žiūrim seminarus, kaip jie daro, kaip jie dirba, jiems reikia mokytis pas mus. Būtent, nes tikrai yra kiek ir mano draugių išvažiavusių ir užsienį dirbti, tai sako, ten visiškai kitoks, ką jos daro, tai visi klientai yra, kaip sakyta, pakę, nes jie neįsivaizdavo, kad taip turėtų būti. Užsienyje kažkaip kitaip ten viskas. Jo, ten aš įsivaizduoju, nes pasižiūrim, kaip ir nagučiai patvarkyti būna, ir plaukučiai, ir blakstienų, tai mačiau, oi. Tik nori irgi. Blakstienos iš viso. Jo, bet yra, pavyzdžiui, kas liečia plaukus, plaukų dažymą, ar ne, kad ir ta pačia tamsia spalva, natūralių plaukučių patamsinimo šiek tiek, tikrai užsienietės moteris atvyksta, nes negaliu sakyti, kad visos, bet didžioji dalis plaukas yra tiek pažeistas, jis kaip šiaudas, jau visiškai be jokio svorio, be nieko ir palietus net čiažą tarp pirštų, nes jau iš jo nieko nebėra, ta prasme. Ir kai tu paklausi, iš tikrųjų sakau, tai galbūt jūs tikrai namie dažot, nes tada greičiausiai tikėsi, kad žmogus yra nusipirkęs paprasčiausiame prekybos centre nuėjęs dažiukus, juos aišku perlaiko kaip didelė, irgi didžiausia klaida turbūt klientų namuose, nes galvoja, kad spalva geriau laikys, jeigu mes arba neišlaiko visą laiko darbą. Bet daugelis galvoja, kad jeigu perlaikys, tai ten... Ir vėl per ilgi pertepa 3, 4 kartą, ko griežtai daryti, kaip sakyti, niekada nerekomenduojam, nes negalima. Ir to pasekoje bandai išklausti, kad gražiai nesukritikuodamas, aišku, pačio žmogaus, kad jis tiesiog pasakytų, galbūt galėsiu patarti tada bent jau, kaip sakyti, gal kažkokios firmos galėtų, kad ir ne pas mane ateis, ar ne. Bet tada tu sužinai, kad jisai lankosi grožio salone. Ir šičia būna jau vieta ta, dėl ko man būna gėda už savo specialybę. Svetima gėda, tokia tiesiog. Na taip. Tiesiog. Bet kodėl užsienyje taip yra? Jie nekreipia tiek dėmesio, jiems yra pinigai. Pinigai kvepia. Paslaugos labai brangios. Greitis ir pinigai. Tuo labiau palyginkim Lietuvą ir palyginkim Londoną. Gyventojų skaičium, visa ekonominė padėtim,
ta pačia. Mes dėl kiekvieno kliento važiuojam ir naktį, jeigu reikia, ir vertiesi per galvą stačias, kad išlaikyti klientą, kad jį išsaugoti, o ten atėjo ir išėjo, viskas. Ten, kad eiti pas tą patį meistrą yra labai maža dalis žmonių. Tai sako, aš kiekvieną kartą vis kitur. Arba turėjau iš Šveicarijos klientę, tai jinai, kurioj pasaulio šalyje būna, jai užplaukė, kad reikia pasidažyti, jinai ten ir pasidažo. Va. Tai supraskim tai, kad mes esam tikrai visi lietuviai meistrai labai aukšto lygio. Aš labai džiaugiuosi, nes, sakau, man labai smagu žiūrėti, kaip ateina, kad ir iš kito salono su gražiais plaukais, arba ateina iš tų pačių procedūrų, po procedūrų, sakykime, plaukų. Tikrai padaryta maksimumas iš plaukučių, ką galima padaryti. Tai labai džiugu. Taip, dar aš galvoju, galbūt gali būti variantas toks, kad kažkokiu momentu gilinausi aktyviau į užsienio specialistų ar ne, kainynus ir jų kainoraščius teikiamų paslaugų. Tai labai ypatingai bent jau Anglijoje teko matyti, kad išskiria jie, sakykime, dažymą su rogelėmis ar ten kažkokį kitokį dažymą, šviesinimą nuo tonavimo atskirai. Vėlgi atlieka vieną procedūrą, atidaro plauką, ar ne, padaro aštrų, jau ką žinome mes kirpėjos, ar ne, ir atverta, ir nepripildo niekuom, o palieka tuščią. Išvalyta ir tuščia. Taip, išplauna viskas jo. Ir va čia yra ta vieta, kada kažkada, kai va irgi vienos pažįstamos klientės pasiklausė, užsienį nusidažė, tai sakau, kodėl tu netlikai pilno dažymo, kas čia atsitiko, kodėl taip įvyko, kodėl tu atėjai pas mane tiesiog geltona ir niekaip kitaip, sako, mane tik išbalino milteliais ir viskas, kaip suprast. Tai sako, aš užsirašiau, kad balinimo ir ten sako, laiko kaip ir nebeliko, mane išdžiovino ir išleido. Tai dar gerai, kad išdžiovino, nes dažnai iš viso yra, aš nežinau, gal jau atskiros procedūros sukainuota, taip ir dar žmogus netgi džiovinimas atskirai dar priskaičiuoja tą kainą, žodžiu, kad tokie etapai. Taip, bet aš ir, pavyzdžiui, Lietuvoje sutekusi, buvo, kada ateina klientė ir prašo tiesiog srogavimo, ar ne, ir sako, manęs jūs netonuokit, neplaukit, nedarykit, sakau, žinokit, jums tas pigiau nekainuos. Jums tas pigiau nekainuos. Jeigu jūs jau ateinate pas mane, jūs žinokite, kad aš ką galiu iš savo pusės ir ką šiandien dienai moku geriausia, padarysiu tą nuo pradžios iki galo. Bet nepaliksiu jūsų pusę darbo padaryto. Aš man tai... O iš užsienio buvo, ar nei... Ne, Lietuvoje. Ar ir čia jau yra tokių dabar dalykų, kad jau irgi skaido ir nežinau, galbūt kažkur gavo tą procedūrą, tikėdamasi, kad tai bus pigiau. Gal šitą vietą, bet aš sakykime, irgi jau čia yra į klientą orientuota. Nes aš pati sakau, Anglijoje buvus gal prieš kokį 15 metų, jo, tai bet aš nuo tada ir atsimenu, kaip jau ten pas juos viskas būdavo tom skiltelėm, žinai, jeigu į kirpyklą, tai... Bet aš aišku, neįdavau, tik tai pasižiūrėdavau, įdavau pas savo kirpėją lietuvę. Pas mus tikrai lietuvė aplamai, mes turim labai geras rankas, labai gerus įgūdžius ir juos greit mokam ištobulinti. Kaip visada sakydavo, jo, mes mokomės iš rytų kraštų, ar ne, kažkiek daugiau, nes ten irgi gabų žmonės savo rankų darbų, o iš mūsų mokosi visą kitą likusią Europą, nes taip yra, mes greitai, mes esame imlus, gal mes nemokėsim tiek daug padaryti, bet mes, jeigu turėsim užsibrėžtą tikslą, link jo eisim maks. Taip. Tikrai specialistų daug turim ir labai gerų, visus ryčių. Tikrai. Tai ir vėlgi, žiūrėkit, buvo pasaulinis kirpėjų konkursas, ar ne, ir lietuviai kaip aukštai, ir jauni žmonės, tik pradedantys pasiekia tokius lygius, kad, yra smagu. Tikrai smagu pasidžiaugti ir nageliai taip pat pirma vieta ir plaukučiai pirmos vietos. Plaukai, jo, taip, tai, yra fantastika. Tai pas tokius žmonės tikrai galima kreiptis, ieškoti kažkokių sprendimų, ko nežinai. Tik labai gaila, kad jie užsisklendžia, užsidaro ir jų nepamatysi. Kodėl, sakot, nepamatom po to? Ne, tai pamatai, bet to tokio pasidalinimo kažkokia informacija jie neteikia. Tiesiog. Tokio kažkokio ar tai seminarų, ar komunikavimo trūksta. Mes dar vis tie tokie kažkokie konservatoriai, kažkokie užsisklendę, bijom save parodyti. Tiesiog gal yra tokie keletas tokių, kur yra pasiekę aukštai, kurių veda nuo senų laikų, sakykime, tuos jau mokymus,
tarkim, ten, va, Vilniuje yra, ten, čia Kaune yra kokie ten tie stiprus mokymai ir tie žmonės daugiausia save vat, rodo, o va tie, kur irgi gabus, jie kažkaip matyti, gal tikrai, va, kaip prauždanga, žinai. Į tada daug energijos ir jėgų pasiruošti, ar ne, egzaminam, va, šitiem, va, būtent konkursam, visą kitą, po to jo dingsta kažkur, aišku, neina. Ir labai gaila, nes iš tikrųjų tokie žmogeliukai, jie turėtų daug ką papasakoti netgi ir šiaip viešoje erdvėje, ar ne? Būtent. Kad kokia ta virtuvė, kiek kainuoja laiko pasiruošti, aš pati esu dalyvavus ne vienam konkurse, tai yra tikrai reikalų. Tu ruošiesi ne 2 dienas, ne savaitę, tu ruošiesi pusę metų, tu saugai tos klientės plaukus, tu jai neleidi nieko daryti su plaukais, nes tu tiesiog turi turėti plaukus. Ne taip, kaip pas mane buvo atvažiavusi klientė iš Londono, jinai buvo modelis, ir jinai grįžo į Lietuvą ir sako, būk gera, padaryk man ką nors su plaukais. Aš sakau, nu okei, ateik padarysiu. Jinai ateina ir pas ją yra išskusta. Čia iki odos, palikti keli plaukeliai ant galvos ir tie patys pasišiaušia. Sakau, mieloji, kas čia atsitiko? Sako, žinai, turėjom tokį Šau. Ne tai, kad šau, bet tiesiog buvo demonstravimas rūbų kažkokių. Ir ten turėjo būti. Ir sako, man padarė šukuoseną ir finalas gavosi tas, kad darant šukuoseną, čia buvo per daug plaukų, tai paėmė ir išskuto. Čia sutepė kažkokiu tepalu batų, sako, aš ploviau viskuo. Netgi skalbimo milteliais ir niekas neišplovė. Tada, sako, skambino aš tam jau žmogui, kuris man viską darė. Ir sako, pasakyk, kuo išplauti, jis sako, tavo problema. Nes yra pasirašytas kontraktas, tu savo galvą davėjai, tu visą atsidavėjai mums. Ir negali skųstis. Ir tu negali skųstis. Taip, kad sako, čia tavo problema. Ir dabar, sako, aš jau negaliu eiti modeliu, nes už tai, kad tiesiog trūksta plaukų, trūksta ilgio ir su manim nieko nepadarys. Ir aš pusę metų maždaug esu be darbo. Tai kaip? Nes sugadintas įvaizdis. Sugadintas įvaizdis. Tai va, tai taip, kad čia yra labai, sakau, tokie nušiurimai kitą kartą net ir ne savo norų, ar neatsiranda tie plaukų. Ir tiesiog darbas, tiesiog kažkokie tokie dalykai atsitinka įvairūs. Taip, arba vat, vėlgi iš tų pačių, sakykime, matytų seminarų, ar ne, ir viso kito, tai tokia vat istorija, kad net ir seminaro metu padarytas tobulas blondas, o meistras sako, jeigu sekantį kartą jį pas mane ateito, aš jos net neprimčiau. Kodėl? Taip, nes vieną kartą sutvarkyti ir padaryti tobulą blondą tu gali, o antrą kartą, jau kai reikės ataugusiam šaknim padaryti tą patį, tu tiesiog nesugebėsi išgauti. Dėl to ir klientui labai svarbu iškomunikuoti visą tai. Jisai turi suprasti, kad ne visada kažkokie tai techniniai dalykai gali būti pakartojami. Lygiai taip pat, kaip prieš tai kalbėjome irgi, ar ne, apie visas gražias nuotraukas, apie visus kitus dalykus ir ar ką ateina juodų šaknų ir ką mums tom juodom šaknim antrą kartą daryti, jeigu nori klientas blondą kelti viršų ir negausi to švarios spalvos. Tiesiog. Aplamai, blondinė spalva blond, ar ne, tai jinai yra toks, turėtų būti klausimas, klientas savo turėtų užduoti tokį klausimą ir meistras turėtų užduoti tokį klausimą, ko aš noriu, ar aš noriu spalvos, ar aš noriu plaukų. Ir tada jau tariesi, jeigu jis nori ir šviesios spalvos, ir plaukų, tai reiškia, kad ta spalva nebus visai total blondas. Jeigu klystu, tai... Ir dar aš manau, kad tos blondinės, kurios nori tikrai turėtas jau gražias šviesias šaknis, turėtų ir lankyti, sakykime, kas tas 4 savaitės, nes čia ir yra prie šaknų ta šilčiausia linija, o ne tai, kai būna ateina po 2, po 3 mėnesių, tai ir nori, įsivaizduoja, kad tą patį užtepsi, žinai, ir čia bus, taigi ten ta technika, tada nuo pačios turi kelti vėl viską.
Taip, nes galvos odo šiluma padaro savo. Ir va čia va tas Būtent toks darbo yra. daugiau ir dar irgi nežinomybė, kaip ten viskas tikslingai išsikels. Bet pinigėlių mokėti nenorim. Apie ką kalba? Jo, nes tu man praeitą kartą padarėjai už 50 eurų, dabar jau nori 90, kas čia pasidarė? Kodėl? Čia kaip pavyzdys. Taip, tai tikrai taip yra. Jo. Taip, nes tais baltais plaukais, vat, irgi, kai sako, baltas kaip popierius, ar ne, ir negali galbūt jisai būti, nes mūsų plaukėgi mes visi puikiai žinome, kiek yra pigmentų ir kas yra natūraliai viduje sudėta iš gamtos padaryta, ar ne, net ir žilas plaukas, kuris teoriškai sako, kad nebeturi nei vieno pigmento, visiškai žilas plaukas 100%, bet jame yra likę metalų, aplinkos visų dalykų suėjusių į mūsų plaukus, įvairiausių priemonių likučių ir jie tą spalvą gali iškreipti ir tu nieko negali padaryti. O klientas taip, jeigu jis nori balto, tai net ne kiekvienam klientui galim padaryti baltą plauką. Taip, visiškai taip. Čia visiškai, ir su tuo niekada žilu, baltos nepadarysit. ir su tuo pačiu žilu plauku, pažiūrėkit, po vasarą, kai būna, ateina klientė, ar ne, jie kažkodėl būna geltoni. Nuo saulytės. Nuo saulytės. Saulytė juos nuspalvina gelsvai. Kaip tai atsitinka, ar tai būna kažkur išvykimas, vandens pasikeitimas, ar dar kažkas. Ta prasme, vis tiek ir gamta, ir oras įtakoja netgi plauko spalvą. Tai man buvo atsitikęs toksai dalykas. Klientijai nušviesinau sruogelėm plaukus, tokiom, žinai, natūraliom, gražiom, jinai buvo labai patenkinta. Paskiau praėjo kažkiek laiko, jinai vėl pas mane atvyko, nu aš vėl tą patį žodžiu padariau, bet jinai paskiau išvyko į kelionę. Ir jinai man po kelionės rašo, kad prieš tai buvot mane nudažius šviesiau, dabar kažkaip pageltonavo, tai paskiau mes išsiaiškinom, kad tai yra saulės dėka tas visas įvyko, bet gerai, kad gražiai, žinai, o ne tai, kad kai būna kiti labai su priekaištais ten, man jau čia. Bet vandenyje tos pačios druskos esančios jūroje, jos tiek įtakos turi, kad ir baseinai. Viską išplauna, visus pigmentus, kai mūsų neutralizuotus, visi baseinai, visi vandens. Taip, arba į šampūną druskos galima įsidėti. Jeigu nori išplauti, ar ne? Pigmentą nepageidaujama. Taip. O kaip dabar, pavyzdžiui, pas jūs klientai su tonavimais? Jie supranta, kad irgi čia kaip ir pripildomas plaukas, neutralizuojama ir jeigu tu nenori dažyti šaknų, sakykime, ne, bet nors ateik pasitonuok ir vėl atlik tą neutralizaciją. Nes pas mane būna tokių įvykių, kad vaikšto labai ilgai ir nuobodžiai, ateina ir sako, pasižiūrėk, čia tas plaukas nugeltonavo, nurižavo, tai aš aiškinu, kad turiu apsilankyti ir pamaitinti plauką. Aš realiai Ar čia, kaip jūs kalbat? Kiek teko susidurti su klienčiu, sakykime, noro atsiauginti gražesnius plaukus, ar ne, ir visą kitą, ir jau pasikalbam, ką turi pasidaryti namuose, kad dėti kaukytės, kad tinkamą šampūną naudoti, ar ne, kad visko neišplautum, ką įdėjai, ir kad sitiktis tavo galvelės odą išplautų švariai, kaip reikia, kaip turi būti visą tai padaryta. Tai realiai kas 3-4 mėnesius patonuoti plauką, mano nuomonė ir supratimu šiandien dienai, ką aš matau klientų plaukuose, yra sveika. Nes kitaip jisai bus kiek laiko? 3-4 mėnesius bent jau. Aš tai sakyčiau, dažniau reikėtų. Aš kalbu apie tą variantą, kada klientas norėtų rečiau lankytis. Ne, o aš tai esu pasakius, kad kas mėnesį. Kaip dažymas, bet jeigu tu nenori dažyti, nori atgaivinti spalvą, nes aš ant savęs pati matau, aš kai juos pasitonuoju, tiesiog, kitą kartą net ir po porą savaičių su paprasta savo mangala, tiesiog papigmentuoju. Čia klausimas, ar tonuojamaisiais dažais, ar tonuojamąją kaukę. Tai vėlgi, tada kas mėnesį su kaukė viskas tvarkoja, o jeigu dažais pradėsim kas kartonuoti, kas mėnesį, kas 4 savaitės, ar nebus tam plaukui pažeidimas? Pažeidimo tikrai nemanau. Kaip Vilma? Žinai, priklauso vėlgi nuo pačio plauko struktūros. Netgi natūralius plaukus galima tonuoti kaukėm ir taip toliau ir jų nepažeidžiant. Jeigu yra tvirtas plaukas, stiprus plaukas, turintis savyje daug geltono pigmento, turintis daug vario pigmento, tai tokiem plaukam tikrai nieko neatsitiks, jeigu jisai kas mėnesį pasitonuos.
Aišku, namų darbai klientėms Taip. yra būtinai tonuojančios kaukės šviesiaplaukiams ir tamsiaplaukiams. Aš lygiai tą patį, aš turiu natūralios baltos spalvos labai daug iš savęs. Tai man reikia ne tik tonuoti, bet ir dažyti kas 3 savaitės. Tai jeigu be kaukių tonuojančių, tai aš turbūt blondinę patapčiau po 2 savaičių. Taip. Bet aš manau, kad vis tiek mes, jeigu ateina klientas, mes daugiau tam plaukui padaro, mes jį gražiai išplauna, mes jį gražiai užtepa, mes matom, kaip plaukas keičiasi. Vis tiek atgaivini. Taip, atgaivini patį plauką, padarai procedūrą ir tonavimą tuo pačiu metu. Klientui namuose su dažais tonuoti, tai gink dieve, tikrai ne. Ne, apie tai ne. Aš tik tai sakau, kad klientas pas mus prisigalvoja, prisiperka namie tonumo, kad ir 2%, ne? Nesvarbu, apie šitus dalykus ne. Aš tik tai sakau, kad pas mus turi ateiti, kad atgaivintume, nes esmė tame, dar kiek jos plauna tą galvą per savaitę. Vienos kas dieną jos plauna, kitos plauna ten kas kelias dienelės, bet viskas tai išsiplauna labai greitai. Ir dar, Taip. Tikrai taip, tai sakau, kad turime mes tais plaukais jų dirbti, o namuose parinkti priemonės. Ir dar tikrai turi būti, klientės turi išmokti, sakykime, naudoti teisingai netgi ir rankšluostį ant galvos. Nes jeigu jos, sakykime, Trina. Man tas patinka, sako, žinai, Aš ištrinu, tada mažiau man reikia džiovinti. Bet sako, žiūrėk, pas mane plaukai kažkokie pasidarė, ištrupėję, išlūžinėję, ar ne? Įdomu, kodėl. O jeigu įsiplaus galvą, miegoti su šlapia galva. Jo, ir nešukavus. Neišdžiovint. Tiesiog atsikeliu ir pas man dar šlapia galva. Dėl pūrumo. Šiek tiek dar šlapia galva. Dėl pūrumo nulenkia žemyn galvą ir dar su rankšluošiu padauža per galus. Ir taip dar tokio negirdėjau, bet Tai tokių atvejų tikrai. Man tai baisiausia, kai trina ir dar eina miegoti su šlapia, tai aš kaip paklausau kartais, tai net skauda pasidaro pačiai. Taip, tai kas iš tų plaukučių. Ir tada būna, aišku, meistrė kalta, nes jinai kažką padarė ne taip, ar ne? Lūžta plaukas. Jo, plaukas nulūžo, aš šitaip stengiau, šitiek pinigų sumokėjau. Ir gavosi, kas gavosi. Bet viską darau namuose labai teisingai. Ant šilkinės pagalvės miegu. Gumelė šilkinė rišuos, ar ne? Viskas gerai. O taip, žinai, iš tikrųjų ateina ir su tokia belė kokią gumytę įsitraukia. Ir dar ištraukia tie plaukai, tai gumytė. Išpeša ją. Net tiesiog išpeša. Jo, aš kitą kartą sakau, jūs gal pati išsitraukit, nes aš net nežinau, kaip man įkišti tą nagą. Nes ten būna taip gerai suveršta. Aš žinokit, jau nebebijau pakritikuoti, jau taip pamatau tokią gumytę ir sakau klientį, dabar pat išeini iš manęs ir iš šiukšlių dėžę. Tiesiai. Kad nematyčiau kitą kartą, sakau, ateinant, nes jau viskas. Taip. Bet labai patogu, čia man labai viskas suveržė, suriša. Maniškės jau pasitikė kažkaip. Svarbiausia, neišslysta visą dieną. Taip. Laikosi. Taip, tai iš tikrųjų su tom gumom tai yra reikalų, yra. O pačios rišatės plaukus su šilkinėm gumytėm? Aš dabar šilkinę naudoju. Aš 2. Aš Vilma galvoju, Vilma tikrai. Ne, aš šilkinę pasirišu. Vilmos karelę dedasi. Arba segu sagutį. Ne, nerišu, nes man skauda oda. Patikėkit, negaliu rišti visiškai, negaliu jokių sagučių sekti, nes man skauda oda. Ir tempia, ir mano plaukas yra gan tvirtas, jam nepatinka būti susektam, suverštam. Jie pas mane su charakteriu. Bet savo laiku tai ilgus plaukus vis tiek nešioja? Nešiojau, bet tai turėtų būti supinta ir tik tai galai surišti. Į arklio uodegą. Pabūnu 15-20 minučių. Va čia kažkas daro. Jo, viskas skauda, tempia. Yra dar, bet dabar aš galvoju, čia visai nesenai prasidėjo šitas kultas tų šilkinių gumyčių, taigi seniau mes to dalyko neturėjom. Čia dabar kokie gal porą metų, ne? Apie tas šilkinės. Taip. Šilkinės pagalvės. Aš asmeniškai pati šilkinę pagalvę turiu porą metų. Ir pajaučiau skirtumą ir labai gailiuosi, kad to nedariau senai. Tiek odai, tiek
plaukams. Aš irgi pajaučiu tą malonumą miegoti ant jos ir visai kitokį, ta prasme, veido drėgmės atsistatymą ryte. Ir taip, man šitas labai tikrai, patinka. Ir nelieka tų raukšlių, kaip Bet vėl, kaip kaip sakau, atsikeli nuo medvilnės. Tai va tą tikrai sakau, ir čia sakau, tas kultas atsirado visai nesenai. Kaip tiem plaukam, tas gumytės rišimas, šilkinės ar nešilkinės, jūs gal Vilma daugiau per laiką susidūrus. Aišku, jos yra daug geriau, nes jos yra slidžios, jos tiek neįveržia plauko. Anksčiau moterys buvo taip pat išradingos, jos labai rinkdavosi šilkinius kaspinus, atlasinius, buvo atlasiniai kaspinai. Tada, kai jau kaspinai užaugus moteris iš mergaitės jau patapus moterim, tu negali, tai jūs nepatikėsit, bet kaproninės pėtkelnes karpydavo ir darydavosi gumytės. Nes kaproninė, jinai irgi yra pakankamai slidi ir tada labai puikiai susiriždavo, tikrai saugodavosi plaukus. Nesakau, tarybiniais laikais moterys buvo antiek išradingos, nes tiesiog norėjo būti visos gražios, norėjo turėti gražius plaukus, lygiai taip pačiai kaip ir dabar, bet tiesiog nebuvo to tokio pasirinkimo. Dabar tai mes turim begalę visko ir galim rinktis kiekviena pagal savo kišenę, pagal savo galimybę. Jeigu negaliu įsigyti pagaminto, galiu pasidaryti pati. Nes tikrai tas darbščiųjų rankų būrelis pas mus Lietuvoje yra labai stiprus ir moterys tai jos daro stebuklus. Ir jos turi laiko ir noro ir kitos tiesiog taip medituoja tokius darbus darydamos. Tai aš už šilkinės gumytės, aš aplamai už tokius dalykus, kurie nesuveržia plauko, kurie jo nežaloja. Tai yra, sakykime, jokių metalinių sagučių kiekvienai dienai. Jokių. Tikrai jokių plastikinių sagučių. Geriau kaulas, geriau kažkas tokio natūralesnio, kad veržtų. Ir esu griežtai prieš medinės šukas. O kodėl? Todėl, kad šukuojam drėgnus plaukus, medis nuo drėgmės pučiasi, ar ne? Bet jos vis tiek būna padengtos kažkokiu tai. Tai vadinasi, jos jau nebe medinės. O jeigu tikrai, sakykime, medinės, ką tik nušlifuotos nuo drėgmės medis vieną daro, tada jį padedi, jisai džiūsta, jisai perdžiūsta, jas reikia jau tada specialiai laikyti kažkur, ar tai skysčiuose kažkokiuose, ar vandenį paprastam, ar ne, kad ta šuka būtų kaip šuka, nes kiekvienas įtrūkimas, jisai išplėšia plaukus. Ir iš viso reikėtų tas šukas pasižiūrėti, kokias savo pasirinkti tinkamas. Bet apie šukas gal pakalbėsim kitam video, o dabar dar aš galvoju, dabar dar galvoju, merginos, kad yra dar ir tamsiais plaukais galima tamsiom spalvom lygiai taip pačiai sugadinti, kaip ir kalbėjom plaukus, ar ne? Ir kodėl taip atsitinka? Tai vėlgi, kai dažosi namuose klientės, nusipirkę prekybos centre spalvas, ten mes nežinom, koks kremoksidas buvo. Nes gamintojui yra visiškai nesvarbu plauko kokybė. Jam yra svarbu spalva, kad būtų išgauta spalva. Tai reikia suprasti, kad žemiau 6 tikrai procentų nebus, dažniausiu atveju būna 9%. 9% daro ką? Pirmiausiai išviesina plauką ir tada sugrąžina pigmentus į plauką. Tada klientai po 3-4 savaičių pasidaro blondinį ir jinai vėl perka ir dažo vėl visą plauką per visą ilgį. Čia ir prasideda priežastys, kada triušta plaukai. Tai vėl sakau, ir tamsi spalva, tamsus kaštonas, brunetės, visos, negalvokit, kad nusipirkusios parduotuviai tamsius dažus, aš čia išsaugosiu ir taip toliau. Ne, tikrai nebūtinai. Tuo labiau, kad vėlgi dažai gadina plaukus kada? Tada, kai jie būna transportuojami neteisingai, kai būna pasibaigęs galiojimo laikas, ar ne, dažų, ir su akcija parduodama, nes, sako, akcijinių nusipirkau ir nusidažiau. O kodėl jie akcijiniai? Kas atsitiko? Galiojimas. Dažniausiai galiojimas arba transportavimas buvo neteisingas.
peršalo, perkaito ir viskas. Tikėtina, nes yra tekę kažkada irgi aktyviau ieškoti informacijos, kad surasti, kokio būtent oksidanto procentas yra įdėtas šitose parduotuviniuose dažuose. Taip, keletą firmų praieškojus ir aktyviai pražiūrėjus, negalėjau rasti, ta prasme, ingredientuose, koks yra tas oksidantas įdėtas ir kokio to procento. Tai net teko per gamintojo puslapį kažkada gilintis ir radau, kad 16%. Amerikiečiai būtent sakykime, 16%, taip, ir jie nežiūri, kad tu nori tamsinti plauką ir tamsinimui užtenka tikrai žemų oksidantų, o jeigu mes paimame kažkokius tai ar ne, aukštus ir ką mes padarome, kaip ir Vilma sakė, stipriai atidarome žvinelį, sugriaužia plauką, įveda pigmentą ir jis po 2 savaičių vėl išsiplauna, tu vėl lieki be spalvos, kad ir tamsia plaukia, tu dažniausiai tampi varinį. Ko niekas nenori, ar ne, ir vėl ant to vario antrą kartą ant viršaus, vėl to 16%, antrą kartą, dar kartą, ir kas tada, plaukas matinis, pigmentai pasiskirsti netolygiai, jis plemuotas, ir tokiu atveju dažniausiai mes nieko daryti nebegalim, taip, ir jau nei kaukės, nei procedūros, ir aplamai turėtų atsiminti tokį dalyką, kad jeigu jau yra labai stipriai pažeistas plaukas, mes jį galim kosmetiškai paversti gražesniu, kosmetiškai. Bet mes jo neišgydysim. Mes jo tikrai neišgydysim. Yra būdas išgydyti. Žirklės. Taip. Ar jos karštos, ar jos šaltos. Skirtumo irgi nėra, kaip vienas meistras pasakė, jeigu kažkam ranko šalą, įmam karštas. Nežinau, aš apie karštas žirklės, sakykime, diskutuoti nedrįščiau, nes su jom pati nedirbu, tai negaliu sakyti, ten gerai, blogai. Bet faktas tas, kad aš jau ir neturėsiu. Nes galima kirpti tik tai sausus plaukus, kas mane, sakykime, nežavi dėl kirpimo kokybės. Tai sausus plaukus, nes jos... Ir dažniausiai lygia linija, ten daugiau jokių... Tik tai linija, tenais aš pati jas turiu. Šias turiu ir aš kirpu tik tai tas mergaitės, kurios nori būti neiškarpytos, o augina plaukus ir čia tik tai tų galiukų arba ten šiek tiek palygini tą jau, kur biškai išsišakojęs plaukutis, bet ir tai labai minimaliai. Tai čia tas kirpimas yra tik tai tiems, kurie augina. Supratau, tai technologiškai, irgi įdomu šiaip, nes aš ilgą laiką ieškojau informacijos. Technologiškai yra toksai dalykas, kad žvynelis, pats galiukas plauko yra užlydomas, todėl netaip įsišakoja greitai ir drėgmė sulaikoma. Bet šitai teigia būtent šitos ryties įrankio pardavėjas. Taip. Vėlgi, aš bandžiau ieškoti informacijos per mokslinius tyrimus, per visus kitus dalykus ir vėl niekas kol kas neradau tos informacijos iki galo pagrindžiančios vieną ar kitą faktą. Abiejų būdai yra geri. Tai vienareikšmiškai, kad abu geri. Ypatingai, kaip sako, jeigu gerai išgalastos žirklės, tai yra pats geriausias kirpimas. Tas yra, kad taip. Dar priklauso ir metalas. Ir metalas. Metalas yra svarbu ir pagalandinimas. Nes, aišku, atšipė žirklės, plėšimas plauko. Taip. Tai va, tai taip, kad čia yra tokie paprasti nuo dalykai. Aišku, namuose galima kirpti su popieriaum skirtom žirklėm per COVID-ą. Prisižiūrėjom vaizdų po COVID-o, po uždarimo. Pakirptų, gražiai pakirptų, labai gražiai. Buvo visokių tokių naujų stilistų atsirado Lietuvoje. Pajautė, kad galėtų būti. Taip, galėtų būti tikrai. Aišku, sako, kas atsitiks, kad aš pakirpsiu su paprastom žirklėm. Kas atsitiks? Sulaužom, sudaužom plauko galą maždaug apie 0,5 centimetro iš karto, vienu pakirpimu. Tai taip, kad reikia pagalvoti, ar tikrai čia reikėtų dabar man pasikirpti. Tikslas nėra auginti, kaip vyram, sakykime, dažnu atveju būna, kas 3 savaitės eina pasikirpti. Čia didelės bėdos nebuvo to COVID laikotarpio, kai pasikirpdavo, bet vyriški kirpimai nelabai gražiai atrodė namuose pakirpti. Bet kodėl taip pat visi galvoja, kad vyrai tai nenori būti gražus, su gražiais plaukais? Jie po 3 savaičių gali vėl nusikirpti.
Na, Ir bet viskas jeigu bus gerai, vyras ten turi tikrai- ilgesnius Ne, tai plaukus, aš jau nekalbu apie ilgus kirpimus. ne ilgi, bet šiek tiek ilgesnius, ne tuos, kur barberiniai tie dabar kirpimai, ar ne? Ir tie patys barberiniai galų gale kirpimai trumpi labai. Tai vėlgi, jeigu tu sulaužai plauką, tai vyras jo tiesiog nesusitvarkys to plauko, jis visada vaikščio susišiaušęs, pasišiaušęs, toks, kamenkretys. Ar mums to reikia šalia savęs? Tikrai vyras nei vienas nenori taip atrodyti. Vyrai dažniausiai daro klaidą kokią. Jie ima šampūną 2 viename, atleiskit gerbiamieji, bet į sriubą dabar vietoj druskos įdėsim cukraus ir dar Nebus paskui tas užbarstysim druskos, kas gausis ar ne. Tai tikrai netinka, dar blogiau yra, pasirodo, yra šampūnai 3 viename. Oi, tai ir dušo Bet želė, tokių- ir Taip. šampūnas, ir Taip, Ir kas dar? Tai, barzdai, ir barzdai. daidai. kūnui, plaukams, žinokit, jūs be ragų, tai nežinau. Gal dar tipo kondicionierius dar. Kon- Ir jo, Gali būt. kondicionierius, tai Kartu ir sakau, plauna ir uždaro. tai dabar kuris ten suveikia variantas, kondicionieriaus ar šampūno? Nepatingėtų tie vyriukai mūsų, jie tokie gražus, visi modeliai. Ir išsiplauti plaukus normaliai šampūnu, užsipurkšti kondicionieriaus nenuplaunamo, tai ir paformuoja šiek tiek. Ir uždaro tą plauką, ir turi gražius plaukus. Ir pasirinkti meistrus, tokius, kurie tikrai dirba su gerais įrankiais, moka kirpti ir tikrai bus gražu. Nesikirpkit namuose pas savo žmonas, kad ir kokios geros stilistės. Aš jau kartais net mamytėms sakydavau, kurios bijodavo vaikučius atvesti, vaikučiai tiesiog labai bijodavo, fobijos dėlės ir visa kita, tai jau tada netingėkit, nueikite tą profesionalių įrankių parduotuvę, kad ir mokiniams skirtas žirklės, ar ne, bet profesionalės. Jos tikrai, mokiniams skirtos žirklės, jos nėra tokios brangios ir jos Taip. pakankamai kokybiškas, ar ne, tai pradžiai, sakykime, mums ten ant manekeno galvų kirpti ir tos klientus ir visa kita, bet ir mamytė tikrai tada jau pakirpus tą plaukutį tam savo mažam vaikučiui ir tą kirpčių zoną kažkiek, kur ten lenda, jie kitės tiek nesužalos, kiek paėmus namuose ir panaudojus paprastas virtuvės ar ten popieriaus žirklės. Tai mamytėms iš viso, jeigu vaikai bijo eiti į kirpyklą, į saloną, tai nereikia jį atvesti ir galvoti iš karto, kad paimsiu tą dieną ir pasodinsiu ir man jį nukirps, nes aš čia neturiu laiko su juo vaikščioti. Užeikit į saloną, pasakykit, kad einam pas plaukučių fėją. Ji tau padarys stebuklą. Pirmą kartą atėjus tegul tik sušukuoja, tegul tik taip kažkokio tai vandenuko užpurškia, kad susidraugautų vaikas su meistru. Nereikia iš karto rėkinti vaiką sodinti, Taip. nes mes jį galim sužaloti taip, kad Paskui blogiau. gyvenime nebenorės eiti. Taip, bet tai dar čia, sakykime, gyvenime nenorės eiti, bet įsivaizduokim, įrankiai aštrus, smailus. Mes galim įdurti, mes galim įkirpti, tai dar šitą dalyką reikia įvertinti. Toliau, jeigu, sakykime, vaikui labai nepatinka, kaip jį kerpa su mašinėlė, nebūtina jo kirpti, nebūtina rinkti šukuoseną su paskutimais, galbūt ilgesnį kažkokį. Tikrai netarybiniai laikai, kai buvo šukuosenos griežtos berniukams su rėmeliu, ten būtinai grifka užkirpta, užriešta, ten jų galima dabar ir į darželius laisviau, paprasčiau ir tikrai galų gale užeiti, turėti kišeniai šokoladą, sausainį, ką vaikas mėgsta, paduoti meistrui, kad jisai perduotų, nes mes turim saldainius, ar ne, bet ne visiems vaikams galima saldainius, gal jam kažko reikia kito. Gal jisai gali tik tai morkytės valgyti, nes vėlgi yra alergiški vaikai, yra jautrus vienam ar kitam produktui. Tai visada reikia komunikuoti, kas tinka, kaip tinka. Taip, ir dar labai man pasiteisina, kad nuo mažiuko vaikučio, ta prasme, duoti, susipažinti su mamos plaukų džiovintuvu.
Taip. Kai tėvelis skūtasi barzdą, barzdaskutė įsijungia ar kažką to, kad tą garsą jungus pabūti jam šalia, kad nebijotų. Nes mes esame įpratę slėpti visus tos dalykus, ar Taip, ne? Ir taip. mes paslėpiam, tarytum nerodom, nes nereikia. Ne? Aš duodu, pavyzdžiui, dukrai įsijungti ir feną. Aš irgi Ir jį duodu. pafenuoti, nes pirmus kartus tai bėgo šalin ir net nenorėjau Aš tai matyti jo. ir pafenuoju, ir, Taip. kaip sakyti, O po to jau, sakau, pripranta, paprašo jungti ir jungti mygtuką ir nebeišsigąsta nei to stipresnio garso turimo namuose įrankio ir tada jau pas tą meistrą, na, jūs nebe taip baisu viskas. tikrai vyksta, tikrai tai reikia pradėti viską namuose. patys nuo savęs. Tai šiandien mūsų pokalbį kaip ir baigsim. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Paspauskite laiką. Jeigu patiko mūsų temos, prenumeruokit, pasidalinkit su draugais ir, manau, iki sekančio susitikimo. Ir dar norėtumėm sulaukti komentarų, galbūt ką galėtume pakalbėti sekantį kartą, kas jūs domintų. Palikite komentarą po apačią. Ačiū Jums. Ačiū Jums.